Labas vakaras. Eteryje Dzūkijos televizijos žinios. Na, o dabar trumpai apie tai, ką šiandien matysite žiniose. Šiandien žiniose. Alytaus jaunimo centro direktorė Regina Vilkelienė atšaukta iš užimamų pareigų. Skelbiama gripo epidemija. Švietimo įstaigų vadovų atlyginimų didinimo klausimas kol kas atidėtas. Ruošiant sprendimus tarybos posėdžiams reikia pateikti visą medžiagą, kad komitetuose nekiltų kokių tai neaiškumų. Savivaldybė rūpinasi socialinės rizikos šeimų saugumu. Loreta Skruibienė pristatys jubiliejinę kūrybos darbų parodą. Ir lėlių šiek tiek bus ir fotografijos, nes labai patinka toks dalykas. Pergalė Lietuvos salės futbolo taurės varžybose bei į kitą etapą pateko Alytaus FK centro ekipa. Šiandien Alytaus miesto savivaldybės taryboje daugiau kaip valandą buvo svarstomas klausimas dėl Alytaus jaunimo centro direktorės Reginos Vilkelienės atšaukimo iš pareigų. Tarp politikų užvirė labai aštrios diskusijos, itin aktyviai pasireiškė posėdyje dalyvavę moksleivių tėvai. 19 politikų pasisakius už įstaigos vadovės atšaukimą, sprendimas priimtas. Valanda ir 10 minučių. Tiek laiko buvo svarstomas klausimas dėl Alytaus jaunimo centro direktorės Reginos Vilkelienės atšaukimo iš pareigų. Posėdyje ji nedalyvavo, mat turi nedarbingumo lapelį. Politikai gana aštriai gynė savo nuomonę. Tarkim, socialdemokratas Jurgis Krasnickas teigė, jog atleidimui trūksta motyvų. Jam pritarė ir darbietis Kęstutis Ąžuolas, esą neaiškios specialios komisijos išvados. Buvo siūlymų šį klausimą atidėti. Kiti teigė, kad jis ir taip svarstytas per ilgai. Aš labai linkėčiau priimti pagal sąžinę visiems sprendimą. Norėčiau šiandien vis tik, jeigu bus toks priimtas sprendimas, nebijodama visai visuomenės, padėkoti Reginai Vilkelienei už tikrai didelį darbą padarytą per tą eilę metų. Aišku, dar kartą sakau, buvo klaidų. Ir atkreipti dėmesį į tai, nesvarbu, kas ateis vadovauti jaunimo centrui. Čia bus labai sunkus darbas, ypatingai sunkus. Todėl, kad ir mums tarybos nariams reikia žiūrėti. Ten jaunimas jau nebesutelpa. Reikia ieškoti patalpų, reikia kalbėti su visais vadovais, reikia daryti tikrai labai ryžtingus sprendimus. Ir man labai gailu, kad į visą šitą veiklą buvo įtraukti mokiniai. Po savivaldybės kontrolieriaus patikros yra savivaldybės kontrolieriaus išvados, yra konstatuota, kokie buvo tiek finansiniai pažeidimai, tiek tarnybinės drausmės pažeidimai. Yra faktai, kada jau sugrąžinimi pinigai po tam tikrų patikrinimų, tai vėlgi pripažįstama nusižengimo, nekalbu apie psichologinį klimatą, moralinius dalykus tame pačiame centre. Replika kolegai Jurgiui, kuris ir vakar ir šiandien labai drąsiai ir drastiškai mėtosi tokiom frazėm, gal tai yra emocijos. Nematau jokio konflikto, mes esam dalininkai, mes turim teisę spręsti ir tikrai vieniems gal dirba tas žmogus gerai, bet kitiems gal jinai gali dirbti geriau. Ir aš nematyčiau čia to situacijos aštrinimo, bet mes galim siekti to bendro tikslo, kad priimdami sprendimą. Šiame tarybos posėdyje dalyvavo daug esamų ir buvusių jaunimo centro darbuotojų, tačiau nebuvo nei vieno stojusio ginti įstaigos vadovę. Mes esame sąmoningi tėvai, mūsų niekas nepapirkinėja, mes išsakome savo nuomonę ir per prievartą, kai buldozeriu mes nevažiavom ir visą Traškučio tėvus, kad jie padėtų parašą. Aš grynai jūsų žodžiai šneka. Ir kitas dalykas, aš norėčiau dar kreiptis į Krasnicką, jeigu nugerbiant jūsų amžių ir vis dėlto jūsų politinę patirtį, ar jūs būtumėt patenkintas, kad jūsų vaikai mokintųsi, ar tai anūkai atneštų iš mokyklos patenkinamus balus? Man atrodo, nei vienas tėvas iš karto susirūpintų. Man atrodo, vadovas turi dirbti gerai ir būtent vienyti visą kolektyvą. Kodėl garsinantis kolektyvas jaunimo centrą, miestą, Lietuvą turi grįžęs po koncertų pasilikti kažkur instrumentus? Kodėl tėvai kitą dieną turi atsiprašinėti iš darbo ir bėgioti nešioti instrumentų? Kai mane kreipėsi dabartinės tarybos nariai ir buvo paprašyta pakomentuoti tuometinę 2013 metų situaciją, taip pat matydama dabartinius įvykius, sutikau.
Nes manau, kad tuo pačiu paaiškinti, kodėl šiandieną direktorės gynybinėje pozicijoje vyraujančios dvi pagrindinės nuostatos. Tai, kad direktorė nuobaudų neturėjusi ir tai, kad direktorė turi aukščiausią vadybinę kategoriją, neteisingos iš esmės. Dabar kalbėjau apie buldozerius, ne? Nustumsim vadovą. O kas pagalvoja apie pedagogus, kuriuos jau nustumė? Kas pagalvoja apie tokią Julija Riabova, cirko vadovė, kurių dar toks komentaras, jeigu mes vadovų tikrai tokių atrasim, tai tokių pedagogų, kuriuos išstūmė ir kurie turėjo išeiti vien dėl ponos Reginos Vilkelienės ambicijų, mes daugiau nerasim. Ir čia sėdi visa eilė pedagogų, kurie taip pat jau nedirba arba tuoj nedirbs dėl susidariusios esamos situacijos. Tarybos nario Jurgio Krasnicko siūlymui atidėti šį klausimą tarybos dauguma nepritarė. Kęstučio Ąžuolo pasiūlymo už šį klausimą balsuoti slaptai tarybos dauguma taip pat nepalaikė. Po balsavimo balsai pasiskirstė taip. Už Reginos Vilkelienės atšaukimą iš pareigų balsavo 19 tarybos narių, prieš 5 vienas susilaikė. Jaunimo centro direktorė atšaukta iš pareigų. Daina Baranauskaitė, Darius Mincevičius, Dzūkijos televizija. Nuo vasario 1-osios Alytuje skelbiama gripo ir ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemija. Toks sprendimas savivaldybėje priimtas gavus iš Alytaus visuomenės sveikatos centro sergamumo rodiklius bei rekomendacijas. Šiuo metu Alytaus mieste sparčiai auga sergamumas ūmiomis, viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu. Sausio 25-27 dienomis sergamumo rodiklis 10 000 gyventojų pasiekė 174,2 atvejo, o gripo atvejų skaičius sudarė beveik 17%. Didesnę sergančiųjų dalį sudarė vaikai. Daugėja sergančių ir mokyklose. Remiantis Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių lankomumo duomenimis, sausio 28 dieną 5 miesto mokyklose netvyko dėl ligos daugiau nei 20% mokinių, o vienoje virš 30%. Įvertinę sergamumo ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu epidemiologinę situaciją, sergamumo dinamiką, Alytaus visuomenės sveikatos centras miesto savivaldybei siūlo skelbti gripo epidemiją. Alytaus miesto savivaldybė atsižvelgdama į rekomendacijas šią epidemiją skelbia nuo vasario 1 dienos, tai yra pirmadienio. Epidemijos metu rekomenduojama nutraukti užsiėmimus mokyklose, jei dėl ligų nelanko daugiau nei 20% mokinių, riboti ligonių lankymą, riboti masinius renginius, neplanuoti naujų, gerai vėdinti ir drėgnų būdų valyti patalpas, dažnai kokybiškai plauti rankas, vengti kontakto su sergančiais. Nuo kosinčio ar čiaudinčio asmens pravartu pasitraukti nors per metrą, pasireiškus pirmiesiems sirgimo požymiams, sergantį pagal galimybę izoliuoti nuo sveikųjų. Viktorija Daugėlienė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Alytaus miesto savivaldybės taryboje šiandien nuspręsta atidėti klausimą dėl švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų didinimo. Tiesa, atlyginimai padidinti Dzūkijos pagrindinės mokyklos direktoriai ir Sakalėlio pradinės mokyklos vadoviai. Mat joms yra suteiktos kvalifikacinės kategorijos. Švietimo skyriaus vedėjas Vituolis Valūnas šiandien taryboje pristatė klausimą dėl švietimo įstaigų vadovų tarnybinio atlyginimo koeficientų didinimo. Iš 34 Alytuje esančių švietimo įstaigų didesnių atlyginimų prašė 15 įstaigų vadovai. Pagal pateiktus prašymus atlyginimai turėjo pakilti nuo 8 iki 140 eurų. Alytaus piliečių frakcijos seniūnė Gintarė Rimkutė Merčaitienė paprašė šį klausimą atidėti. Mat neaišku, kokiais kriterijais remiantis atlyginimai būtų didinami. Aš, pavyzdžiui, tikrai neprieštaraučiau tokiam pasiūlymui, nesakyčiau, kad dabar būtinai čia gaisras ir čia visą sprendimą priimti. Nieko čia blogo, kad tarybos nariai pasiginčys, galima ir dar ilgiau padiskutuoti. Vedėjas tą informaciją turi, tik tai jai reikia laiko su jais susipažinti. Tai aš šiuo atveju, kad negalvotume, kad mes visą laiką tik priešpriešoj, tai palaikau vedėjo pasiūlymą, neskubėti, įsiaiškinti, mažiau bus intrigų ir bus racionalesni ir geri sprendimai. Tiesa, liberalų sąjūdžio atstovai replikavo, jeigu įstaigų vadovai būtų žinoję, koks mūšis užvirs, esą greičiausiai būtų nerašę prašymų. Klausimo atidėjimą kritikavo ir buvusi Piliakalnio progimnazijos direktorė, socialdemokratė tarybos narė Laima Vincė Kirkliauskienė. Negi jūs dabar galvojat, kad įstaigos vadovas kažką meluos apie save, kad vedėjas dar kažkokius tai ten iš pašalies, nežinau. Aš čia matau, kad tik imituojamas darbas. Ką vedėjas pasakė, tai yra faktas ir ką jūs čia naujo atrasit.
Čia juk nieko negalima pameluoti ir su įstaigų vadovo atlyginimais. Čia yra juodo ant balto parašyta. Kam nagrinėti, prieš ką jūs čia atsiskaitot, niekaip nesuvokiu. Ir vis tik tarybos daugumos valia klausimas atidėtas po 2 savaičių vyksiančiam tarybos posėdžiui. Tačiau atlyginimai tarybos valia vis tik keisis Dzūkijos pagrindinės mokyklos direktoriai Vilijai Sušinskienei. Nuo 1396 eurų atlyginimas kils iki 1561 euro. Bei Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriai Virginijai Vitunskaitei atlyginimas pakils nuo 1001 euro iki 1079 eurų. Mat joms naujai yra suteiktos kvalifikacinės kategorijos. Ruošiant sprendimus tarybos posėdžiams reikia pateikti visą medžiagą, kad komitetuose nekiltų kokių tai neiškumų, kad viskas būtų aišku, matoma. Jeigu tarybos nariui kilo klausimų, kilo neiškumų, tai tiesiog reikia pateikti įrodančią medžiagą arba vienokią poziciją ar kitokią poziciją, bet tai turi būti pagrįsta skaičiais. To nebuvo ir kaip mane informavo vakar, tie skaičiai atėjo vėlgi sujaukti be 5 į darbo pabaigą. Juos reikia susidėlioti, kadangi ten vienos pavardės vienaip surašyti, ten tie skaičiai duomenys, prie kitų pavardžių kitaip, reikia juos analizuoti, reikia dėlioti. Netaip turi būti daroma, teikiant medžiagas tarybai. Daina Baranauskaitė, Darius Mincevičius, Dzūkijos televizija. Plačiau apie tarybos priimtus sprendimus, Lėlių teatro Aitvaras likimą, kodėl jau antrą posėdį iš eilės nepatvirtinimą opozicijos teikiama etikos komisijos pirmininkės kandidatūra, koks mero atsakymas opozicijai dėl aerodromo likimo, sužinokite rytojaus žiniose. Po pastarųjų įvykių, kuomet gaisruose žuvo net keletą žmonių, Alytaus miesto savivaldybė susirūpino mūsų mieste gyvenančių socialinės rizikos šeimos saugumu. Šioms šeimoms įteikti dūmų detektoriai. Plačiau apie tai netrukus. Alytaus miesto savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius kartu su Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistais ir Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos darbuotojais lankėsi socialinės rizikos šeimose, gyvenančiose Alytaus mieste, ir įteikė gyvybę gelbstinčias dovanas – dūmų detektorius. Šiais laikais elektros energija, ugnis turi didelį įtaką, bet to negalima gyventi. Ir kartas nuo karto atsitinka įvairios nelaimės, kaip antai Šiauliuose. Skaudus įvykis, kuomet žuvo 3 vaikai, ir kai vėliau paaiškėjo, jeigu būtų įrengtas dūmų detektorius, tikėtina, kad jie būtų buvę išgelbėti. Tai tas mus ir paskatino pasidomėti, kokiomis sąlygomis gyvena mūsų rizikos šeimos. Socialinės rizikos šeimų saugumui skirti dūmų detektoriai gali padėti išsaugoti ne vieną gyvybę. Apart to, kad padovanojame tuos dūmų detektorius, ugniagesiai gelbėtojai juos ten čia pat ir pritvirtino, bet ir rado visą eilę, atkreipė dėmesį į visą eilę pažeidimų, kurie gali sąlygoti nelaimingus atsitikimus. Tai ir tiesiog patarė, kaip pasielgti vienoje, kitoje situacijoje, kaip išspręsti, kad išvengti nelaimingo atsitikimo, nes iki gaisro ten pažiūrėjus atrodytų vienas žingsnis, ir kai nakties metu, kai visi žmonės miega, o krosnis kūrenasi, gali vykti nelaimė. Tai aš manau, kad tai buvo naudinga tiek mums pamatyti, kaip žmonės gyvena, tiek ir pamėginti jiems padėti. Atrinktos 7 socialinės rizikos šeimos gyvenančios sudėtingesnėmis sąlygomis nei kitos. Pasak Alytaus miesto savivaldybės mero Vytauto Grigaravičiaus, pagal poreikį dūmų detektoriai gali būti įteikti ir kitoms socialinės rizikos šeimoms. Jeigu tokios pagalbos reikėtų, mums svarbu būtų žinoti. Čia mes patys parinkome tas šeimas, kurios, kaip jau minėjau, gyvena sunkesnėse sąlygose ir, taip sakant, rizikos, ir jų būstas yra rizikos, taip sakant, sąlygose. Todėl jiems ir skiriame pirmumą. Jeigu mes žinosime, kad dar yra poreikis tokių dūmų detektorių, be abejo, mes padarysime tą patį. Dūmų detektoriai įsigyti iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto. Miesto vadovus taip pasielgti paskatino paskutiniai kraupūs įvykiai, kuomet gaisruose žuvo ne vienas žmogus. Viktorija Daugėlienė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija.
Kitą savaitę meno gerbėjus į savo kūrybos darbų parodą kviečia dailininkė Loreta Skruibienė. Rūtos Kašėtienės reportažas. Alytaus Lėlių teatro Aitvaras įkūrėja dailininkė Loreta Skruibienė ruošiasi pristatyti jubiliejinę savo kūrybos darbų parodą. Joje menininkė eksponuos kūrinius atspindinčius jos kūrybinį darbą jau 20 metų gyvuojančiame Lėlių teatre. Tai daugiau gal toje parodoje atsispindės ne tai, kad tapyba, nes mano kūryba yra ganėtinai įvairi. Aš ir tapau, ir kuriu lėles įvairiausias, ir interjerinius objektus, ir scenografijas. Per šitiek metų, sakyčiau, labai daug ta tema yra sukurta. Tai šitoje parodoje galbūt labiau akcentuosiu savo darbo teatre tokį vaizdą. Parodos lankytojai išvys Loretos Skruibienės sukurtas teatrinės ir interjerinės lėles, keletą paveikslų, meninės fotografijas su lėlių ir žmonių portretais, meninius objektus. Parodos atidarymo metu taip pat bus demonstruojami autoriniai Loretos Skruibienės papuošalai. Žinoma, bus ir lėlių, šiek tiek bus ir fotografijos, nes labai patinka toks dalykas - fotografija, lėlė, žmogaus portretas, sakyčiau, toks įdomus ciklas pradėtas mano, dar aišku neįgyvendintas iki galo, tai pamatys žiūrovai tokias užuomazgas ir interjerinės lėles, tai jau dalyvauta parodose su tomis lėlėmis, nes jos yra truputį kitokios negu įpratę matyti, ar angelai mano drožti, jau manau, kad visi jau čia žino, arba daug kas žino, tiesiog visiškai kitokios pakraipos, susijusia su tokiu smulkiais darbeliais, su siuvinėjimu karoliukais. Tai sakyčiau, labai kviečiu visus apsilankyti ir žinoma pasinaudoti progą, nes parodos metu bus tiesiog parodoma mano papuošalų, taip pat kurtų tokia serija, tik tai parodos atidarymo metu. Loretos Skruibienės darbų paroda bus atidaryta vasario 4 dieną 17 val. Alytaus kraštotyros muziejuje. Rūta Kašėtienė, Darius Mincevičius, Dzūkijos televizija. Na, o kriminalinius įvykius apžvelgs mano kolega Aivaras Juškevičius. Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas gavo 39 metų moters gyvenančios Alytuje pareiškimą, kad apie vidurnaktį prieš ją namuose smurtavo neblaivus 39 metų sutuoktinis. Jam nustatytas 1,86 promilių girtumas. Įtariamasis uždarytas į areštinę. Druskininkų policijos komisariatas gavo pranešimą, kad apie 2:30 nakties Druskininkuose Jokūbo gatvėje sustabdytas automobilis Audi 8. Patikrinimo metu daiktinėje rastas pakelis su galimai augalinės kilmės narkotinė medžiaga ir kastetas. Įtariamasis sulaikytas. Dar vieną pranešimą Druskininkų policijos komisariatas gavo iš 25 metų moters gyvenančios Klaipėdoje, kad Druskininkuose Vilties gatvėje iš jos pavogta 135 eurai. Dėl visų šių įvykių pradėti ikiteisminiai tyrimai. Aivaras Juškevičius, Darius Mincevičius, Dzūkijos televizija. Alytaus arenoje vyko Lietuvos salės futbolo taurės varžybos. Pergalę rezultatų 2-1 iškovojo Alytaus FK centras. Vėlų trečiadienio vakarą Alytaus arenoje vyko Lietuvos salės futbolo taurės turnyro pirmasis etapas. Šiose rungtynės Alytaus miesto garbę gynė futbolo komanda Centras, kurios pagrindą sudarė Alytaus futbolo gerbėjams puikiai žinomi žaidėjai, tokie kaip Mindaugas Trauka, Martynas Biržinis bei Darius Cibulskas. Būtent pastarieji du ir pelnė įvarčius atnešusius alytiškiams pergalę prieš Panevėžio Sportidus ekipą. Nirtinga kova prasidėjo nuo pat rungtynių pradžios, todėl pirmojo įvarčio ilgai laukti nereikėjo. Kuomet 8-ąją mačo minutę Panevėžio komandos žaidėjas sugebėjo užtikti alytiškių vartininką Donatą Mikučionį nepasiruošusį bei pelnė įvartį iš savo aikštės pusės. Visą likusį kėlinį komandos keitėsi pavojingomis, tačiau nesėkmingomis progomis pelnyti įvartį. Alytiškiams vilties įžiebė Panevėžio komandos vartininko išvarymus iš aikštės. Tačiau, kad alytiškiai tuo galėtų pasinaudoti, Alytaus arenoje susirinkusiems futbolo sirgaliams teko laukti iki antrojo kėlinio vidurio, kuomet po Martyno Biržinio smūgio Sportidus komandos vartininkas nesugebėjo pagauti kamuolio, taip leisdamas Centro ekipai išlyginti rezultatą. Po įvarčio komandų žaidimas nepasikeitė, jos vis keitėsi pavojingomis progomis. Kol galiausiai iki rungtynių pabaigos likus žaisti 5
5 minutės Panevėžio komandos vartininkas sugebėjo nuginkluoti Darius Cibulskas. Šie du įvarčiai alytiškiams padėjo įveikti Panevėžio Spartidus ekipą. Vienas iš pergalės kalvių bei vieno iš įvarčių autorius Darius Cibulskas pasidžiaugė komandos nusiteikimu ir pripažino, kad tai buvo vienas iš pagrindinių faktorių nulėmusių pergalę. Rungtynės, kaip matėt, buvo labai sunkios ir pergalę nulėmė, manau, kaip mes sakėm, pajuokaudami, kad charakteris, nes labiau norėjom gal tos pergalės, nes daug buvo įvartinių situacijų, kur neišpildėm progų, bet kaip sakoma, sėkmė šypsosi stipresniem, tai šiandien laimėjom. O kaip manai, kas lėmė tų situacijų neišpildymą? Galbūt geras varžovų vartininko žaidimas, ar tiesiog jums nesisekė? Pirmoji rungtynių pusė, tai taip, geras varžovų vartininko žaidimas gelbėjo, jisai savo komandas kai kuriuose situacijose, o paskui kaip jį pašalino, tai antram kėliny pritrūko sėkmės ir taip pat ir tas antras jų vartininkas gerai sulaikė iš tikrųjų. Ši pergalė Alytaus Centras ekipai atvėrė kelią į antrąjį taurės varžybų etapą. Aivaras Juškevičius, Dzūkijos televizija. Tai tiek šio vakaro žiniuose. Sekite mūsų naujienas tinklapyje dzukijainfo.lt. Viso geriausio. Rubrika remia Sumani TV, naujos kartos Seagates televizija. Sinoptikai žada, jog atlydžio orai ir lietus galutinai ištirpdys sniegą. Už debesų juostos įsitaisęs vėsesnis oras skverbsis Lietuvos link, tad neatėjus vakarui temperatūra ims kristi. Be to, toliau stiprės pietvakarių krypstantis iš vakarų vėjas. Gūsiai daug kur sieks 15-20 metrų per sekundę, vakarinėme šalies pakraštyje 25 metrus per sekundę. Pietryčių Baltijos įsismagins dar labiau bei siūbuos nemenkas bangas. Savaitės pabaigoje kritulius nešantys debesys neketina aplenkti mūsų šalies. Vėjas aprims, bet vis vien išliks vėjuota. Temperatūra šiek tiek pažemės. Artimiausią naktį Alytuje ir Vilniuje bus 1, Kaune 2, Klaipėdoje 3 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną Alytuje ir Vilniuje termometro stulpelis pakils iki 2, Kaune iki 3, Klaipėdoje iki 4 laipsnių aukščiau nulio.